Šiandien laidoje Duok labas kodo paslaptis. Kaip benamė Mišrūnė išvengė mirties ir atsidūrė pas dailininkę Violetą Juškutę, kurios darbą Angelo sparnai saugo Vatikanas. Paėmėm penktadienį, o sekmadienį jau ją turėjo grąžinti į vagonėlius, kažką ten su ją daryti. Apie šunis, kuriems pasisekė, ir netikėta žmogiškumo pamoka rubrikoje Švaros reidas. Čia iš lesės, čia iš grindas. Sveiki. Aš jums garantuoju, kad šis rytas bus labai įdomus ir turiningas. Jeigu neturite galimybės šiandien išeiti kažkur į parodą, pasivaikščioti į miestą, tai jausitės labai dvasiškai praturtėję, pažiūrėję laidą Duok labas. Nes šiandien mes svečiuojamės pas menininkę, pas dailininkę Violetą Juškutę, žinoma menininkė beje, ir jos sūnų Aleksandrą, kuris yra ne šiaip sau moksleivis, bet jau yra ir aktorius, vaidinantis Nacionalinėme jaunimo teatre. Aleksandrai, teisingai pasakiau pavadinimą? Teisingai. Tai galite pasakyti labas rytas. Labas rytas. Ir žinoma, mūsų herojai šiandien bus Aleksandro ir Violetos kalytė, Mišrūnė, labai graži, labai protinga, žiūrinti dabar kažkur tai į amžinybę, vardu Lika. Pirmiausiai paklausykite, į kieno namus mes šiandien, prisidengdami kilnę misiją parodyti Mišrūnę Liką, įsiprašėme. Ši ponia Violeta Juškutė yra visoje Europoje žinoma dailininkė, kurios kūrybą įvertino Londono Tate Modern muziejus ir Sotheby aukcionas Amsterdame. Maža to, Sotheby aukcione parduotas Violetos darbas, pavadintas Sparnas, iškeliavo į Vatikaną, o kadangi Angelo sparnai sukurti Violetos rankomis buvo du, po kelių metų ir antrasis sparnas pasiekė paslaptingas Vatikano meno saugyklas. Ir kaip jisai skabo kažkaip? Jisai kabo, jo. Jisai yra metalinis karkasas ir ta kiekviena plunksna yra atskirai daryta. Ir jinai yra iš popieriaus, bet čia yra rankų darbo, pats daraisi tą popierių ir formuoji tą plunksną, kokios tau reikia. Iš to skysto. Jo. Tada ten išsidžiovini ir jisai turėjo čia tokią per vidurį smilgą ir jį taip montuoja ant to karkasiuko tas metalas toksai ir tiesiog iškelia į formą tą buvo sparno padaryta ir po vieną sumontuoja ant jo. Jis pakankamai lengvas tas daiktas, nes tikrai tas tinklas tas metalinis irgi ten be svorio. Tiesiog kabinik beveik čia. O kodėl, ką jums pačiai reiškia šitas simbolis, tie sparnai? Nieko nežinau. Jo, jie ir toksai. Šiaip aš žinokit, niekada aš negalvoju, aš neturiu tų literatūriškų mene tokių insinuacijų. Tiesiog norėjosi man tas plunksnas, kaip tą sugalvoju, aš negaliu pasakyti. Tas, sparnas, jis aišku, kad čia Angelo, ne mirties Angelo, neturi to, reiškia, nukritimo žemyn, reiškia. Tas sparnas jis tokio, tas gyvybės, taip kad čia buvo ir pavadinimas yra, ir čia turbūt yra jo Angelo rūbas, nes, ne vištos, akivaizdžiai. Bet tai daugiau nieks neturim. Bet tai, kad jis nukeliavo į Vatikaną, jums buvo pačiai toks malonus surprizas, ar jis ir buvo planuojamas kažkur į Vatikaną? Ne, malonus surprizas, jo. Tai miela, tokiuose vežiau pati tą sparną, mes ten su daktarė menotyrininkė Giedrė Jankevičiūtė tokius, sakykime, tam Vatikane, toj administracijai ten nešėm, tai buvo jau toks, ten, kur nelabai galėtum, su ekskursija nepateksi. Tad pamatyti kažkokį, sakykime, kiemelį, kuris taip jau, visien uždara ta teritorija, tai toksai buvo įdomu. Taip pat Violetos Juškutės darbas, štai šitas, buvo vienintelis iš Lietuvos eksponuojamas naujų narių stojimo į Europos Sąjungą parodoje, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Tiesiog mane pakvietė ir vienoje buvo paroda visų po vieną iš tų šalių, reiškia, ten Čekija buvo jo po vieną darbą. Tai šitas, kuris apačioje stovi ir yra šitas darbas, ne? Aišku, o tai šitas čia iš kitos parodos? Čia iš kitos, čia toksai pirminis, aš po to jį ten pritaikinėjau prie tų meškiukų, tai aš tiesiog... O čia Violeta šitas angelas kažkaip? Čia Birutė Zokaitytė, irgi kaip apsukė, reikia įvalyti, čia rankų darbo popierius, jinai darė kalėdoms draugams tokį pasveikinimus tos angelus.
Grafikė Birutė Zakaitytė. Gerai, draugė mano. Po reklamos žiūrėkite. Nu, bet jinai pradžiai nelodavo, nesuprato, kad po to, kai suprato, kad čia jau jos namai ir jos kiemas, tai jau tą kiemą jau čia gynė nuo visų. Apie šunis, kuriems pasisekė, ir netikėta žmogiškumo pamoka rubrikoje Švaros reidas. Čia iš Lesės, čia iš Grindos. Čia dieną prieš mirtį pasiėmiau, o iš Lesės mažiuką pasiėmiau. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Kodėl mes taip išsamei pasakojame apie Violetą Juškutę, garsią menininkę, Juškaus galerijos bendraturtę, knygų sudarytoją ir straipsnių autorę? Ogi todėl, kad jūs suprastumėt, kaip pasisekė štai šitai tetuliai Likai, kai ji nežinia iš kokio Lietuvos ar Vilniaus pasviečio, senatvėje, ligota ir niekam nereikalinga, iš Grindos, kurie grėsė nebūtis, pakliuvo tiesiai į Vilniaus senamiestį. Gražius, meniškus, antikvarų ir meno kūriniais puoštus Violetos ir jos sūnaus Aleksandro namus. Mes turėjom tik tai kokius taip pelius, kad neturėt bėdos. Nes šiaip jau mano toksai nelabai stacionarus gyvenimo būdas ir dabar aš taip neramiai apie visą tą galvoju, nes vis tik kažkur gyvūną palikinėti ir gal su kate netgi lengviau negu su šunim. Ir čia buvo toks labai spontaniškas, net, man atrodo, su Aleksandru, kad aš nuotrauką pamačiau prieš Kalėdas, kai kilinto prieš 22 buvo, 22 diena, pamačiau tiesiog vieną šunį pamatėm ir toks buvo tiesiog arba dabar tas šuo atsiranda. Ir vieną, kada atidavinėjo Aleksandrai, tu tada skambinai, nieks neatsiliepė ir tada pamatėm Liką. Tai tą pačią dieną paskambinam, kadangi čia netoli gyveno, tai tą pačią dieną paėmė. Nes ta savanorė ją jau buvo paėmus iš Grindos, išgydė ją tenais. Operacija prieš tai buvo daryta ir jau turėjo atgal į vagonėlius ir ten kelios dienos ir sakė, aš nežinau. Jo, mes paėmėm penktadienį, o sekmadienį jau ją turėjo grąžinti į vagonėlius, kažką ten su ją daryti. Taigi, Aleksandras norėjo šuniuko. Nesvarbu kokio, svarbiausia, kad tai būtų šuo. Šiuose namuose yra gyvenę ir paukšteliai, peliukai, bet šuo yra šuo, na patys suprantate. Sužinoję apie vargšę Liką, kurie jau buvo likę gyventi galbūt kelios dienos, Violeta su Aleksandru nusprendė šunelį priglausti. Ir mes nieko net nežinom, dar kažkaip ten buvo gražiai aprašyta, kad toks mažas nykštukas. Mažiukas ir galvom, Aleksandras chihuahua visiška. Galvom, nu tai gerai, nu tai paėmė mažą šuniuką ir atvedu. Wow. Mums toks didelis pasirodė, nu neturėjome šuns. Ja. Nu bet jinai pradžiai nelodavo, nesuprato, kad po to, kai suprato, kad čia jau jos namai ir jos kiemas, tai jau tą kiemą jau čia gynė nuo visų. Solidaus amžiaus Lika, pakliuvusi į naujus namus, pirmiausiai labai norėjo ėsti. Bet kadangi buvo paauglio operacijos, o dar ir ne pirmos jaunystės, greitai pajuto, kad maistą reikia labai atidžiai parinkti ir nepersivalgyti. Pradžioje jinai taip, norėjo mes ją čia lepinti, tai jai nelabai ten senutė su tais viduriais negerai, tai mes jau jos viskas ir nebelepinam. Jinai va dabar, aišku, gertų kavą su tuo saldainiu, mielai, dėl to taip va čia sėdi. Tai duoda ir saldainių? Nieko neduoda, matyti, ir kepenys nelaiko, nieko jau jai. Tai jūs apie ją, apie Likutę šitą, o jos tikras vardas Lika, ar jūs jai davė? Ne, mums atvedė jau sakė. Dideliai Likos nuostabai, naujose namuose jį rado ne tik malonius šeimininkus, estetišką aplinką, pianiną, bet ir du konkurentus – Stuartą ir Litlį. Na čia Aleksandras taip sugalvojo iš peliuko Stuarto Litlio vardo padaryti du vardus dviems peliukams. Štai jos mylimiausios Aleksandro smiltpelės. Likai labai rūpėjo tuos du peliukus pažinti iš arčiau ir kas žino, kuo ta pažintis būtų pasibaigusi, bet narvas peliukus iki šiol patikimai saugo nuo per didelio Likos smalsumo. Likutė, kai atkeliavo pas jūs į namus, žiūri kažką. Jo, tai sėdėdavo, tai kaip prie teliko, pavyzdžiui, dieną naktį sėdi pradžioje, sėdi ir žiūri, ten inkšė, lipa, kanos, tiesiog jau buvo viskas tie peliai. Paskui jau biškai pabodo, bet aišku, kai jau rankose laikai, jau įdomu, kaip čia tie peliai, ką jie čia. Bet jeigu jie būtų laisvi tie peliai ir pelių nebebūtų tiesiog. Jį labai jau laižosi toj vietoj. Bet žiūrėk, jis tiek taip agresyviai nepuola, kad jau šoktų. Lika negalima, o jūs jai sakot, kad negalima? Negalima, Nelįs prie pelių. Kokie geri peliukai.
O tu taip jau va. Žiūrėk. Tai Stiuartas ir Litlis. Ja. Šitas koks skūdas kažko. O šitas storas neduoda valgyti kitam. Oho. Neduoda broliui valgyti. O parodyk pas tą irgi tokie kau. Na, o sakykite, Violeta, ar šuo staiga apsigyvenęs jūsų namuose daug rūpesčių sukėlė? Gal sugraužė kokį vertingą paveikslą, ar dažų tubelę perkando? Kaip Lika elgėsi, likusi viena namie? Violeta, kai išeini ir Aleksandras mokykloje, kur Lika būna? Čia? Čia va guli. Ai, tiesiog guli, jos nieko neuždarot, nerakinat. Guli! Na, tikra šaunuolė ta Lika nepasišiukšlino naujuosiuose namuose. Tik štai kaulyti maisto ir priekaištingai žiūrėti šeimininkams į akis, tai jau iki šiol net prato, nors gyvena čia nuo kalėdų. Kokia yra tavo Lika, koks tai yra šuniukas? Nu tai toksai tinginys, atsimenu, kai dar reikėdavo užnešti laiptais, nes tai kai tenas nemokėjo tiesiog ten. Taip pasiėmiau už rankų, užnešiu miegoti viršų. Šuo toksai būna, sakau, atsisėda ir žiūri, pažiūri filmą ir valgai kažką, tai tiesiog žiūri tą maistą ir žiūri, paskui neiškenčia, pradeda lipti ant sofos, ten laižas, pradeda tenais jau numesti gabaliuką, prašau. Nu šiaip, toksai. Blogai. Bet tai, stil. Bet ar jūs, Violeta, ar jūs ją kažkaip auklėjot, ar jūs nusprendėt, kad, vis dėlto jinai yra tokia jau moteriškė subrendusi? Niekaip aš taip įsivaizdavau, kaip ten neduodi, pasakai, tai gerai, kad protinga, tai tiesiog, pasakai, nelipk, tai nelipa. Ir nelipa. Jinai ir nedaro, pasakai iki vietą ir ko jau ten, šiepia tos dantis, bet nėra to tokio, kad jau čiuptų iš rankų arba ten jau kažkaip tai, visiškai nieko nebuvo. Toksai, gal toksai jos užguitas gal gyvenimas, koks tai buvo, kad jinai taip paklusniai. Nes jinai netgi be pavadėlio išvedė ir jinai eina šalia. Bet tai gal tu norėjai, pavyzdžiui, kokio nors ten madingo, ar kokio dabar kaip vaikai turi visokius, kaip tu sakai, čihuahua, galvojimus maišikas? Ne, tai šiaip koks skirtumas, koks tas šuo, svarbu šuo, tai vis tiek fanai, turėjom katę, tai pabėgo, mama langą paliko atidarytą. Tai verkiai labai? Jo, buvo liūdna. Taip viskas. Ir jau labiausiai to šuniuko norėjai, jo. Ne? Na ir kai atsirado Lika, kaip tavo gyvenimas dabar pasikeitė, papasakok? Fainai būdavo, tai anksčiau tai labai norėjosi išvesti tą Liką, tai ten 3 kartus, 4 kartus į dieną eitam pavedžiot, o dabar jau taip, vėl ją išvesti, vėl. Patingi truputėlį. Jo. Taip, mamai tas ir... Tai gerai sakau, kad tinginė, kad nereikia ten 8 cypiančios jau vesti kažkur. Ir papusryčiauji, ir pabūni, ir taip ramiai. Bet tik tai tiek, sakau, kad jau jeigu kokios... negali suskaičiuoti, nežinai kaip gyvenimas, jeigu kokia kelionė, tai jau viskas mūsų, kur taip mėgiami visokie buvo reidai visur išvažiuoti, ar į užsienius, ar kažką, nebežinau dar. Nebijokit, klikė šiaip su. Jo, pasibūdavo, mes visą laiką galvodavau, kad šitą... kavos, ar ne? Rimtai kavą gertų? Nežinau net. Jinai, pavyzdžiui, o saldainiai, tai jinai, jau tie sausainiai. Pradžioje tai jinai, tai būdavo šitas sucipimas, visą laiką jie užminiau ant kojos, ar kažkas, nieko, jinai iš anksto. Jo, net jeigu net nepadarai. Tada griūna, reiškia, tokį dar suvaizduoja, kad jai čia labai kažkas įvyko. Tai artistiška labai. Jo, labai. Likutė, tai tu ką čia, tu taip nori labai to dėmesio turbūt ir tokia pavaidina, truputėlį vargšelę tokia, kad čia labai paėmiau. Neskriausim tavęs. Aleksandrai, papasakok apie save, tu esi, aš tave pristačiau kaip aktorių, tavo mamą dar mes po to apie mamą papasakosim. Kaip tu pradėjai tam teatre vaidinti jaunimo? Pas mus mokykloje tiesiog yra kaip ir privalomas teatras, kaip visas pamokos. Ir mokytoja tokia Kristina iš jaunimo teatro tiesiog pastebėjo, kad buvo mes tokie su Mindaugu tokiu irgi gerai vaidinam, tai buvo, kadangi jau perauga tie vaikai, tai jau nebegali vaidinti, tai nuėjom į atrankas. Tai roliai perauga. Jo. Ir kadangi mes turėjom daryti tokį dublį, kad, pavyzdžiui, vieną spektaklį aš vaidinu, kitą jisai, bet kadangi Grigas ten toksai neišlaikė to, tai aš tiesiog abu tos spektaklius vaidinu. Ir, taip tiesiog išėjo. Ir ką tu tam vaidini? Per tokį
viskas tokį apie nėra, vyrą. Per tokį nėra, nes jis... Per tokį nes jis- spektaklį viskas apie Tokiame vyrus. spektaklyje. Tokiame spektaklyje viskas apie vyrus. Yra mano tėtis, kuris yra be darbo ir jis sugalvojo šokti striptizą su draugais. Nu ir aš ten jiems kaip ir vos ne, taip ir padedu, ten sugalvom, ten tiesiog taip va. O kitame spektaklyje Vargšai aristokratai, tai pradžioj būna toksai šeimoje toksai visiškas neturtinga šeima, jau tenais jau nebeužsimoka už savo butą, viską. Tai aš pabėgu ir tampu tarnas ir tada būnu tokia kilminga šeimoje tarnas toksai. Nu tai taip. Tarniokšlis. Jo. Ir tu ten turi ir tekstą, ir žodžius Taip, viską. Nu, aš pradžioje galvojau, kad aš sakau, tai tu ten toks baldas būsi, nu kaip, kuom tu ten gali būti, nu. Atėjau, kad sako ten kažkokius monologus ir ne monologus. Nu tai rimtai taip jau ten viskas. Nenuostabu, kad Aleksandras toks geras ir protingas, juk mama jam duoda visišką kūrybinę laisvę, per daug neauklėja ir neverčia daryti tų visiems vaikams baisiai nuobodžių buities darbų. Dailė dar labai patinka. Dailė patinka, tu pats piešim? Jo. O kas tave piešt mokė kas nors? Ar į mamą pažiūrėdamas? Mama žadėjo jau labai mane čia mokė, Ai, bet tikrai nei jau. kartą nemokė, nei kartą. Bet svys be batų, ar ne? Mama dailininkė, o vaikas savo bokslis. Nu, aš daviau tau mažam ant sienų paišyti, tai nieko ir nepaišyti. Nu, tai toks principinis, nu, kad neterliot, nu, tai jau tada imk tą sieną paišyti. Ne, nu, tai praėjusi norą. Aleksandrai, tokia pro...